Niekada negalėsi padaryti teisingo veido kontūravimo be T-zonos išviesinimo. Pirmiausia, įcentruojame kaktą, tuomet susisiauriname nosį, išryškiname lūpų kauburiukus, kad atrodytų vėliau putlesnės lūpos ir įstatome smakrą. Tuomet panaikiname nuovargį akių kampučiuose, nuliūdusius akių kampučius pakeliame į smilkinis ir šitaip išgauname liftingo efektą ir įrėminame žandikaulį. Taip pat nepamirštame įrėminti antakių iškiliausio kaulo. Primenu, kad maskuoklis turi būti bent 3 kartus šviesesnis nei jūsų pudra. Ir viską labai gerai išblendiname, kad nesimatytų jokių perėjimų veide. Svarbiausia, ten, kur uždėjote konsilerį, tik ten ir blendinti tas būtent probleminės zonas ir neužlipti ant veido kontūravimo zonų. O apie veido kontūravimą sužinosite antroje dalyje. Dabar aiškiai galite matyti T-zonos iškontūravimo. Šiose vietose atrodo, lyg būtume priklijavę pleistriukus. Tai būtent tokia technika padarome veido liftingą. O jeigu vis dar nepavyksta suprasti, kaip teisingai tai padaryti pagal jūsų veido formas, galite užsiregistruoti į makiažo pamoką Pavirsk iš bulvės į gulbę. Patiko patarimai? Rasi jau daugiau mano profilyje.